Laidą pristato Salmo, didžiausios žūklės parduotuvės Lietuvoje. Salmo, žvejok su malonumu. Labas rytas, sveiki visi žiūrintys laidą Vienam gale kablys, sveikas Raimė. Kaip matote, mūsų rankose baltieji pinigai, pas abus vienodi. Ir aišku, šiandien mūsų mintis pagauti keletą ešerių upių. Kaip matėte, sezono atidarymas įvyko Senvagėj, kur buvo pusiau užšalusi. Dabar upės lyg jau nukritusios pradeda leisti gaudyti žuvį. Ir mūsų mintis šiandien pažiūrėti, kaip gyvena ešeriai upėje. Kaip bus neįsivaizduoju, nes pakankamai dar didelė srovė, kur jie stovės. Ir šiandien mes bandysime įsiaiškinti, galbūt eisime pakankamai daug, bandysime įsiaiškinti taškus, kokiose vietose dabar mes rekomenduotumėm gaudyti žuvį. Na, kokie guminukai, kaip kas viskas išaiškės, nerai. Tai vat, mes įsiskirsim po truputį, kiekvienas ieškosim. Aišku, jeigu kažkas ras tašką, mes iš karto įsiskambinam ir iš tą tašką išlupam visus ešerius ten gyvenančius. Ką aš galvoju dabar apie upę? Galvoju apie upę taip, kad pačiuose susiaurėjimuose ir pačioje vagoje ešeriai nestovės. Vis dėlto žiema baigėsi, jie yra apsunkę nuo ikrų, jie nėra tokie aktyvūs ir jie ieškos kažko tai ramesnio, kažkokio tai upės įlankų posūkio, va kaip dabar. Čia buvo tiesioji tokia ir va dabar matos toks išplatėjimas, labai gražus, automatiškai vienoj pusėje nėra srovės. Anoj pusėje, jeigu nėra srovės, vis dėlto šlaitelis į gylį į vagą turėtų būti. Gali būti, kad ešeriai bus prisispaudę prie nuo šlaito, ten, kur mažiau srovės. Sakau, dėl vagos aš labai abejoju, bet skaityti upę reikia bet kokiu atveju, bet ką tu gaudai. Ar žiobrius, ar kuojas, ar ešerius, ar lydekas, ar upėtakius, ar šlakius. Tai įsivaizduoti maždaug logiškai, kur turėtų ešeriai reikia. Na, mes šiandien bandysim savo vėl praėjusiai laidoje išbandytą Jig-Rig sistemėlę. Tai yra ta, apie kurią aš jau kalbėjau, kur mažiausiai kabinasi, nes upiai kliuvinių yra begalė. Bandysime vėlgi, kaip visada, tradiciškai ant paprasto karabino veriamas svarelis, štai taip, ir dedama gumelė. Gal pradėsim nuo tokių tarakoniukų. Nes aš įsivaizduoju, kad dabar ešeriai jie yra žiauriai apsunkę nuo ikrų, jų pilvai dideli ir jiem įkišti kažką labai didelio iš masalų. Nemanau. Pavyzdžiui, tokį su kojytėm ir rankytėm visiškai logiška, kad galėtų sudirbti tokie vos ne varliuko imitacijos. Ir ant srovelės, aišku, tos visos kojytės plazda labai tvarkingai, ten visai vilioja tą žuvį, ten tar daro. Kažkas panašaus vos ne į juodą truklio lerą. Aišku, kaip bus žiūrėsim šiandien. Diena graži, saulėta. O kaip čia mums seksis, pažiūrėsim toliau.
Nu va, darbo daug įdėt reikėjo, kad pagaut pirmą ešeriuką tokį labai nedidelį, reikia dar galvot kažką tai. Mes su Raimiu jau praėjom gerą gabalą. Raimis antrą dar ešerį įsitraukė. Laukti. Idealios vietos yra apgaudimui ir aišku viskas, kas yra anoj pusėje susijęs su kelmais. Matote, ten privirtė pilna kelmų ir būtent va ta sistemėlė, su kuria šiandien aš gaudau, leidžia tiesiog leisti savo masalą tarp pagalių, tarp kelmų, tarp tokių sąnašų ir bandyti iš ten iškrapštyti kažką tai įdomesnio. Nes aišku, upėje, ten kur yra srovės, bet kokiu atveju toks kaip ešerys, jis turi būti pasislėpęs kažkur užsiglaudęs, netoli kažkokių kelmų, šabakštynų. Ir vat per tokias vietas, su paprastu galvakabliu, džigu arba kulverstuku aš niekada gyvenime nekiščiau, nežinočiau, kad praktiškai ten vien praradimai. O čia viskas įmanoma ir labai paprasta pravesti tarp tokių pagalių. Net jaučiu, kaip juda guminukas, tiesiog švinukas kabinasi už kažkokio tai tink, tokios tikrai ne akmenukus, ir ne akmenukus, tai kažkokios tai nedidelės. Tokia ir idėja. Čia kažkur yra paskendę kelmai. Ir kažkur prie jų turi būti prisiglaudę ešeriokai. Ir šiaip sakau, elementarių galvakablių labai sunku būti. Ir čia mes taip dirbam ant ribos vadinamos. Jaučiu net trank per šakas tokias kažkur. Ir ten aišku kažkur turi tas ešeriukas būti pasislėpęs, kuris dėsis. Dar vienas. Nu va, keletą pagavom, reikia keisti taškus. Nėra didelių. Ir šiaip sunkiai upė pasiduoda. Nu, jinai tokia dar. Aukštoka, drumstoka, tai tokia dar nekvėpia pavasarį. Nors šiandien saulė, bet tokia nelabai nori pasiduoti mums. Nerandam didelių šiandien, visi tokie upiniai ešeriai, nieko nepadarys, yra kaip yra. Svarbiausia, kad kibimai vyksta, kad ir tokių. Ir mes šiemet pirmą kartą išlindę upę jau kažką tai planuojam, kažką tai galvojam. Dar taip, kaip ir sakiau, kad reikia upėje dar šiek tiek kristi ir lėtėti, nes didieji gali būti sulindę, kur nors savo ramiai ausis suskliaudę ir nekreipdėmėsi visai mūsų masalas. Bet svarbiausia, žvejyba vyksta, negaliu pasakyti, kad nulinė. O tai yra labai gerai. Kiekvienas tas barštelimas per nagus, tai ešeriukai visiems turi savo malonumą. Raimis ten cypia kažką, tai turi pasikinkęs gerą žiūri. Nelabai tikiu, kad ešerį.
Nu, lynas tai aišku, čia tokia pavasarinė žuvis bonusas. Įlindo kažkur į įlanką ir išvanojo, bet jau tokį vyrišką visai. Turėjo ką veikti. Bet va. Ir dažnai būna, kad upiai, pavyzdžiui, ir pernai teko girdėti, kad upiai, man pačiam tikrai neteko pagauti, bet pernai teko girdėti, kad ir ne vieną, ir ne du linus pagauna guminukais, tiesiog į burną. Masalas ilgas, Raimis gaudo paternosterį, ilgas tas pravedimas toks kaip sliekas, kas tam linui ten ištrauk nuo dugno, nėra ką veikti. Tai va. Tokia buvo mūsų žvejyba upė, jeigu atvirai pasakysiu, kad užankstinom. Iš tikrųjų, dar nėra taip šilta, ešeriai nėra dar susigrupavę į būrelius kažkokius ir juos rasti upėje tikrai labai sunku. Aišku, Raimio lynas įkvėpė mane ir aš galvoju apie lynų žvejybą, gal pradėti reikės. Bet mūsų labai daug klausia, kokios yra sistemėlės, naudojamos ešerių žūkliai, kaipgi pasiruošti, kokie dabar dirba guminukai, tai dabar šiek tiek skirsime dėmesio tam. Na, kaip matėte, mano džigrigas jau antra laida bandomas. Aš esu jo patenkintas vien dėl jo galimybės tikrai praeiti ten, kur man reikia. Tai yra labai stipru. Na, jo surinkimas yra pats paprasčiausias, dar kartą stambiai viską. Ir iš tikrųjų, kaip matėte, mes gaudėm skirtingais būdais, mes pakalbėsime apie tai, kas yra paternosteris, kas yra džigrigas, kas yra Karolina, bet idėja tokia. Naudojama labai paprasta spynelė, be jokių suktukų. Pirmas kabinamas svarelis, jums reikalingas, kurį galite keisti, priklauso nuo srovės, nuo gylio, nuo dabės. Štai taip. Antras kabinamas su ofsetiniu kabliuku paruoštas guminukas. Per tą pačią spynelę. Ir viskas susegama. Čia stambesnis variantas, kad jums aiškiau būtų. Viskas labai paprasta sistemėlė, kaip matote, guminukas dirba viršui, jis apsaugotas ofsetu, kliuvinių visiškai nerenka ir dirba lygiai taip pat kaip džigas. Dabar apie paternosterį. Aš manau, kad paternosteris turi teisę gyventi dabar, ypatingai šiuo metu laiku, nes vis dėlto žuvis nėra aktyvios ir jos daugiau lenda ten, kur seklu, kur gal ir pradžigauti nėra labai paprasta. Dėl to tas vilkimas tarp kliuvinių, tarp žalių irgi turi savo teisę gyventi ir pernai mes labai gerai pagaudėme būtent tokią sistemą. Iš tikrųjų, gaudėme ten, kur labai daug kliuvinių ir gaudėme tikrai gražią žuvis. Vėlgi buvo tas pats berods kovo mėnuo, tačiau kita vieta, kanalas ir būtent tame kanale tikrai mums pavyko pagauti labai gražių ešerių. Va, ir tai yra viena paprasčiausių sistemų, galbūt jos surišimo aš net nerodysiu, kaip supratote, tiesiog ant pagrindinio valo yra rišamas gabalas fluorokarbono, vienam gale svarelis, kitam per vidurį apie nuo svarelio 5-8 cm yra daroma kilpa ir daromas ilgas pavadys. Ir vėlgi, kaip ir visur, aš vėlgi kalbu apie tai, kad ofsetinis kablys dabar ypatingai reikalingas tada, kai nežinote, kaip atrodo vandens telkinio dugnas, kai nesuprantate, kur gali kabintis, tai vis dėlto geriausiai pradėti nuo ofsetinio. Jeigu jau nerasite ten kliuvinių, jeigu jums nekirs ofsetinis žuvies, nors aš labai abejoju, tai iš tikrųjų būtent tokia sistema dabar, kai dar yra šalta, kai gal žuvis nenori vaikytis, vėlgi apsunkusios nuo ikrų, tas vilkimas, gražus pratempimas iš tikrųjų dirba puikiai ir renka ešerius. Apie guminukus gal šiek tiek vėliau, mano mėgstamas dabar šiuo metu laiku, o
Dar viena sistema, kuri tikrai man atrodo pati perspektyviausia, mes jau nekartą ją minėjome, tai yra to pačio vilkimo sistema arba šokdinimo sistema su ilgu pavadėliu. Jeigu jūs negaudote džigų, tai yra Karolina. Aš parodysiu, kaip yra sumontuota, mano, kaip matote, paruošta dėžutė ant lanktelių ir iš principo viskas yra labai paprasta. Tokiai sistemai naudojamos kulkos. Dažniausiai aš naudoju wolframinės kulkas, nes jos yra subtilesnės, gražesnės ir surinkimas atrodo taip. Pagrindinis valas ir prie jo iš karto dedamas stoporiukas, kur naudoja plūdininkai, dugninės meškerės, mėgėjai. Toliau yra dedama kulka, toliau karoliukas, toliau vėl guminukas ir pakankamai ilgas pavadėlis. Vėlgi viskas tai baigėsi, čia vėl padidintas variantas, viskas baigėsi ofsetiniu kabliuku. Ir būtent tokia sistema iš tikrųjų man, kodėl jin atrodo įdomesnė už paternosterį, visų pirma, jūs ją galite reguliuoti jo šuoliavimo greitį. Pavyzdžiui, galite traukti guminuką ir štai tokioje atkarpojus išmesdamas, besileisdama, tai jūsų visa sistema suskamba. Tam ir yra naudojamas karoliukas ir kulkos forma. Kuom tai yra įdomu, tai yra ne tik, pavyzdžiui, vilkimo idėja, ne tik šokdinimo idėja, bet ir būtent štai tokia idėja leidžia jums kelti akustinius virpesius, kas yra labai fainai ešeriui. Jeigu jisai ne tik žiūri į smūgį, tačiau ir akustika, ir būtent tokia sistema tikrai labai puikiai dirbanti dabar šių metų laiku, kas nori vilkti, kas nori šokdinti ir daryti labai lėtą pravedimą. Karolina, man atrodo, viena iš geriausių, mes pernai ją išbandėme, iš tikrųjų tada, kai praktiškai niekas nekibo, kai reikėjo vilkimo ir tas pats paternosteris nedirbo, būtent toks dalykėlis, atkreipkite dėmesį. Viso to galite užsisakyti ir internetinėse svetainėse, ir žuklės parduotuvėse. Dabar tikrai tų kulkų wolframinių yra, pačių įvairiausių dydžių, svorių, ir tai vėlgi priklauso nuo gylio, nuo atstumų, kur jūs gaudote, ir naudokite šitą sistemą. Aš manau, jinai iš tikrųjų verta to, kad jeigu jau norite gaudyti su ilgu pavadžiu, geriau su Karolina negu su paternosteriu. Paternosteris kažkoks bukokas. Na ir paskutinis labai elementarus patarimas, manęs klausia, kaip pririšti fluorokarboną prie pinto valo. Jėzu, tai yra patys paprasčiausi mazgai, bet iš tikrųjų, kas dar norim pamatyti tai mes labai greitai padarysime viską sustambintam variantui. Imam fluorokarboną gabalą, kuris bus nuo pinto valo. Na, aš dažniausiai naudoju 50-70 cm. Kaip man atsikerpa iš tikrųjų, neturiu aš problemų. Fluorokarbonas renkiamas per pusę, iš tai taip gražiai kišamas pintas jūsų valas, čia turi omeny, kad viskas sustambinta. Ir pintas valas štai taip sukamas apie abudu valus sulenktą fluorokarboną. Aš suku 9-10 kartų, labai daug negalvoju. Ir pavyzdžiui, jeigu mes pradėjome iš čia, ėjome iš čia, tai šitas turi eiti iš viršaus. Atgal valas. Viskas labai gražiai. Aišku, prieš tai mazgas yra drėkinamas, kad gražiai įsiveržtų, neuždegtų, nesudegtų. Viskas. Jūsų fluorokarbonas su pinto valu surištas. Nesvarbu, kokie storiai. Galiukus apsikerpam, dar paliksiu specialiai galiukus, nors aš palieku labai mažus, minimalius, kad labai slystų gražiai per žiedus, būna, kad jis įtraukia į vidų. Štai toks mazgas elementarus, labai tvirtas ir jis dirba puikiai. Tokie patarimai, na, o apie guminukus, apie jų spalvas, kiekvienas meškeriotojas turi savo reikalus, tiesiog aš dabar padėjau tai, su kuo gaudau šių metų laiku ir iš tikrųjų man jie dirba. Daugiau man mėgstasi tų kojyčių, rankyčių arba smulkių tėgyčių, iki 2-4 colio darbiniai dalykai. Tiesa, noriu priminti, kad balandžio mėnesio pradžioje prasidės iš tikrųjų įspūdingos žuklės varžybos Klaipėdoje, tai yra lašišų gaudymas, trolling varžybos. Būtinai, kas turit katerius, kas turit galimybės išplaukyti Baltiją, tai bus rimta kova, begalė pačių įvairiausių prizų ir kaip visada daugiau žiūrėkite Trolling LT, kreipkitės į organizatorius ir pabandykit sudalyvauti. Iš tikrųjų verta pagauti gražią sidabrinę Baltijos lašišą ir ypatingai pasivaržyti dėl gražių prizų. O šiandien tiek, kai visada sakau, nei žvyno, nei uodegos, susitiksim lygiai po savaitės.
Laidą pristato Salmo, didžiausios žūklės parduotuvės Lietuvoje. Salmo, žvejok su malonumu.